Mes tikrai turime labai aukštos kokybės animaciją ir animatorius, kurie kuria užsieniečiams. Sidabrinės gervės laimėtojo režisieriaus Igno Meilūno animacinis filmas apie draugystę Kanopos ir Pačiūžos sulaukė palankių nacionalinių apdovanojimų komisijos vertinimų ir tapo vienu iš nominantų. Režisierius Ignas Meilūnas sako, kad vaikai žiūri bet ką, kas spalvota ir juda, tad jiems kurdamas jauti milžinišką atsakomybę. Paslaptimi dvelgiantis animacinis filmas ta, kuri žino apie savęs priėmimą tokio, koks esi. Režisierė Eglė Davidavičiai teigia, kad svarbu kalbėti su vaikais ir nuo mažų dienų skatinti kritinį mąstymą. Net 4 režisieriai susivienijo ir sukūrė virtualios realybės filmą paremtą žinomo menininko Algio Kriščiūno paveikslų motyvais. Tai bendras Viliaus Petrausko, Donato Ulvydo, Manto Pronskaus, Žilvino Naujoko animacinis filmas Žaisti gyvenimą. Animacinėme filme prisiminimais ir išgyvenimais nuspalvintas pasakojimas, kuriame įprasminama kūrybinė dailininko mintis bei atskleidžiamas sudėtingas jausmų pasaulis. Kakė Makė pristato savo filmą. Kamera, veiksmas. Labas, aš Kakė Makė. Kakės Makės vardą žino nuo mažiausių iki vyriausių, tad nenuostabu, jo knygos personažas atgyja animacijoje. Režisierius Meinardas Valkevičius perkėlė istoriją apie garsiąją mergaitę į animacinį filmą Kakė Makė – mano filmas. Kada prasidės tavo filmas, Aukselį? Mama, jau prasidėjo. Anot Meinardo Valkevičiaus filmų kūrimas yra glaudžiai susijęs su skaitymu. Kuo daugiau skaitai, tuo labiau lavini vaizduotę. O kai turi išlavintą vaizduotę, gali sukurti magiškiausių istorijų. Aš manau, kad ateityje mūsų animatoriai ir režisieriai kurs pasaulinio lygio animacinius filmus ir jų filmai bus atrinkti garsiausius pasaulio festivalius kaip Kanai, Venecija, Berlynas.